Kokią strategiją pasirinkti šią savaitę naudingiausia tau. Išsirink iš 4 variantų. Pirmas, antras, trečias ir ketvirtas. Pirmas, antras, trečias arba ketvirtas. Pirmą variantą. Trečias didysis arkanas, ypač gerai moterims, tai būkit gražios, kurkit naujus projektus, puoškitės, atsinaujinkit, būkit žavingos. Tai labai sėkminga korta moterims. Kas pasirinko antrą, kvailys arba juokdarys, tai reiškia, kad šią savaitę naudinga pradėti kažką tai naujo, naują kelionę, naują sumanymą, elgtis spontaniškai, laisvai. Kelionės, smalsumas, žingeidumas, susidomėjimas kažkuo nauju. Tai, kas pasirinko trečią variantą. Lazdų penketas sako, kad teks įsitraukti į kovą. Tai gali būti kova dėl konkurencijos, kova dėl būvio, dėl pinigų, dėl prestižo. Vienaip ar kitaip ši savaitė nusimato nesutarimų, prieštaravimų, dėl ko gali tekti įsivelti į kovą ir pakovoti. Kas pasirinko ketvirtą šios savaitės strategiją? Mėnulio korta kviečia įsigilinti į psichologiją, į tai, kas yra paslėpta ir ne visada matoma. Kviečia pasirūpinti savo artimaisiais, savo namais, sukurti jaukius namus ir būti atidesniems žinutėms, kurias siunčia mūsų pasąmonė, mūsų sapnai, intuicija. Taigi 4 šią savaitę strategijos ir linkiu gero laiko, gražaus spalvoto pavasario ir sėkmės visame kame.